Žemėje egzistuoja 366 kvintilijonai galonų vandens. Tai daugiau nei 1 sekstilijonas litrų. Deja, tik 0,07% šio vandens yra tinkamas gerti. Šiandien 7 milijardai mūsų dalinasi šiuo brangiu ištekliu. Jedna z najgorszych rzeczy w ogóle, jaką można zobaczyć. Rzeka w Katmandu. Dramat. No, właśnie tak to wygląda. Sara też nie wierzy, ale ja też nie. Właśnie spłynęła to na śmieci. Statistinė lietuvių šeima per mėnesį sunaudoja 2 kubinius metrus arba 2 tonas karšto vandens. Būtent tokį kiekį teršalų į aplinką išmeta vienas keleivinis keltas, plaukdamas iš Klaipėdos į Kylį. Mokslininkai sako, kad laivai pagrindiniai teršėjai, todėl Baltija esą viena užterščiausių jūrų pasaulyje. Dar vienas taršos šaltinis – žemės ūkio veikla. Naudojant per daug trąšų ar jas naudojant netinkamai, tręšiant įšalusią dirvą ar trąšas naudojant prie pat upių ir ežerų, nemaži kiekiai biogeninių medžiagų, dažniausiai azoto, fosforo junginių, iš mėšlo kartu su lietumi įsiplauna į vandens telkinius.